Tai vaizdo pamoka, kuri padės jums susiformuoti įgūdį analitiškai vertinti investicijų vertę naudojantis skaitmeniniais įrankiais ir platformomis. Turėdami šį įgūdį, jūs gebėsite: 1. Naudoti įvairius skaitmeninius įrankius investicijų analizei. 2. Įžvelgti potencialias investavimo galimybės. 3. Įvertinti, ar investicija yra perspektyvi. 4. Sekti naujienas ir pokyčius investicijų rinkoje. 5. Įvertinti investicijų rizikas bei pasitelkti skaitmeninius įrankius jų stebėsenai ir analizei. Šiuolaikinėme skaitmeniniame pasaulyje gebėjimas pasitelkti technologijas investicijų analizei yra būtinas. Šios kompetencijos lavinimas padės jums priimti duomenimis pagrįstus sprendimus, atpažinti investavimo galimybės ir efektyviai valdyti rizikas. Išanalizuokime 5 pagrindinius žingsnius, kurie padės įvaldyti šiuos įgūdžius. 1 žingsnis – skaitmeninių įrankių naudojimas investicijų vertei analizuoti. Skaitmeniniai įrankiai suteikia vertingų įžvalgų apie investicijų vertę. Pavyzdžiui, platformos Morningstar ar Yahoo Finance padeda analizuoti pagrindinius investicinius rodiklius, tokius kaip kainos ir pelno santykis, grąža iš dividendų ir praeities investicijų rezultatai. Šie įrankiai leidžia geriau suprasti bei palyginti įvairių investicijų vertę, prognozuoti jų grąžą ir priimti labiau pagrįstus sprendimus. Daugelis investuotojų remiasi skaitmeninėmis platformomis, kurias siūlo lyderiaujančios investicinės įmonės ir bankai, kad galėtų realiuoju laiku stebėti ir vertinti savo investicinius portfelius. Šios platformos dažnai siūlo patogius įrankius padedančius analizuoti investicijų rezultatus, įvertinti rizikos lygį ir stebėti ankstesnės rinkos tendencijas. Tai leidžia geriau suprasti, kaip veikia rinka. Naudojant tokius įrankius galima priimti pagrįstus, objektyviais duomenimis paremtus sprendimus, kurie padeda užtikrinti, kad jūsų investicijos išliktų nuoseklios ir atitiktų jūsų finansinius tikslus bei pasirinktą strategiją. Europos investuotojai taip pat gali pasinaudoti regioninėmis platformomis, tokiomis kaip Euronext Live Market Data, kuri teikia naujausią informaciją apie akcijas kotiruojamas Euronext biržose. Kitas veiksmingas būdas pagerinti investicijų analizę – naudoti dirbtiniu intelektu paremtus įrankius, tokius kaip QuantConnect ar TrendSpider, kurie naudoja mašininį mokymąsi, kad atpažintų rinkos dėsningumus ir prognozuotų kainų pokyčius. Naudojant šiuos modernius skaitmeninius įrankius kartu su įprastais finansiniais rodikliais, galima išsamiai ir tiksliai įvertinti investicijų vertę. 2 žingsnis – investicinių galimybių įvertinimas. Norint nepraleisti investavimo galimybių, svarbu žinoti, kur rasti patikimą ir naujausią informaciją. Tokios platformos kaip Europos centrinio banko ekonominiai biuleteniai, Eurostat duomenys apie pramonės tendencijas, bei finansinių naujienų šaltiniai, tokie kaip Bloomberg, Reuters ir Financial Times, pateikia išsamias ir patikimas naujienas apie rinkos pokyčius visoje Europoje. Naujos ekonomikos sritys, tokios kaip žalioji energetika, skaitmeninės technologijos ir tvari infrastruktūra, sparčiai vystosi dėl ES iniciatyvų, tokių kaip Europos žaliasis kursas ir skaitmeninės Europos programa. Pavyzdžiui, atsinaujinančios energijos rinka, elektrinių transporto priemonių pramonė bei pažangios dirbtinio intelekto technologijos smarkiai auga, tai lemia tiek didėjanti vartotojų paklausa, tiek gausus valdžios finansavimas. Be to, verta atkreipti dėmesį į regioninės galimybės, pavyzdžiui, fintech centrų augimą tokiuose miestuose kaip Berlynas ar Amsterdamas arba biotechnologijų pažangą Skandinavijoje. Šios sritys gauna naudą iš kryptingos ekonominės politikos ir inovacijų finansavimo. Kad susidarytumėte visapusišką vaizdą, kas vyksta rinkoje, svarbu tikrinti informaciją iš kelių patikimų šaltinių ir analizuoti ataskaitas, kuriuose aiškiai nurodoma, kaip kiekviena sritis gali augti ir kokios gali būti rizikos. Jei aktyviai ir gerai domėsitės galimybėmis, galėsite savo investicijas nukreipti į greitai augančias ir perspektyvias sritis. 3 žingsnis – investicijos perspektyvų įvertinimas. Prieš investuojant labai svarbu įvertinti, ar investicija perspektyvi, ar gali atnešti naudą. Kelkite klausimus. Ar įmonė arba turtas iki šiol gerai veikia ir yra patikima? Ar ji finansiškai skaidri, aiškiai ir atvirai pateikia savo finansinę informaciją?
Pavyzdžiui, jei svarstote pirkti akcijas, atidžiai peržiūrėkite įmonės pelno ataskaitas ir jos ateities augimo prognozes. Jei investuojate per nekilnojamojo turto sutelktinio finansavimo platformą, atidžiai peržiūrėkite grąžos sąlygas ir susijusias rizikas. Naudingas patarimas – ieškokite investicijų su subalansuotu rizikos ir naudos santykiu. Ir venkite investicijų, kurios žada neįtikėtinai didelę grąžą, bet neturi pakankamai įrodymų tai pagrįsti. Be pelno ataskaitų ir finansų skaidrumo vertinimo, investuotojai turėtų analizuoti ir makroekonominius veiksnius, kurie daro įtaką investicijų tvarumui ir perspektyvoms. Pavyzdžiui, Europos centrinio banko sprendimai dėl palūkanų normų gali žymiai paveikti obligacijų pelningumą ir akcijų rinkos vertinimus. Panašiai politinis stabilumas ir ekonominė politika skirtingose ES šalyse gali paveikti investavimo galimybės įvairiuose sektoriuose. Vertinant šiuos išorinius veiksnius kartu su įmonės rodikliais ir duomenimis, priimamas išsamesnis ir pagrįstesnis investicinis sprendimas. 4. žingsnis – nuolatinis rinkos stebėjimas. Investicijų rinka nuolat kinta, todėl labai svarbu nuolat sekti naujienas ir informaciją. Prenumeruokite patikimų finansų institucijų naujienlaiškius. Sekite rinkos analizės vaizdo įrašus tokiose platformose kaip YouTube. Ir naudokite programėlės, pavyzdžiui, Investing.com, kad galėtumėte stebėti pasaulinės rinkos tendencijas. Europos investuotojams naudinga sekti tokias platformas kaip Bloomberg, Reuters ar Financial Times, kurios pateikia naujienas apie tarptautinės ir vietinės rinkas. Skirkite laiko bent kartą per savaitę svarbiausioms naujienoms ir tendencijoms peržiūrėti, kad jūsų investavimo strategijos išliktų aktualios. Norėdami giliau suprasti rinkas, apsvarstykite galimybę prisijungti prie Europos investuotojų bendruomenių ir forumų, pavyzdžiui, Europos investuotojų asociacijos ar vietinių investavimo klubų jūsų šalyje. Tokios bendruomenės dažnai dalijasi įžvalgomis apie rinkos tendencijas, ekonominę politiką ir naujas galimybės, pritaikytas konkretiems regionams. Taip pat naudojant realaus laiko finansinės programėlės, tokias kaip Alpha, Vantage ar TradingView, investuotojai gali stebėti tiesioginius rinkos duomenis savo asmeniniuose finansų valdymo įrankiuose. Nustatydami automatinius įspėjimus apie svarbius rinkos įvykius, pavyzdžiui, palūkanų normų pokyčius ar infliacijos ataskaitas, galėsite greitai reaguoti į tendencijas, kurios gali turėti įtakos jūsų investiciniam portfeliui. 5. žingsnis – investicijų rizikų vertinimas ir valdymas naudojant skaitmeninius įrankius. Kiekviena investicija gali būti daugiau ar mažiau rizikinga, o veiksmingas šių rizikų valdymas yra svarbus siekiant susikurti patikimą ir atsparų investicinį portfelį. Skaitmeniniai įrankiai, tokie kaip rizikos skaičiuoklės, portfelio analizės programėlės ar scenarijų modeliavimo priemonės, padeda aiškiai suprasti galimas rizikas ir pasiruošti netikėtoms situacijoms. Pavyzdžiui, tokios platformos kaip Riskalyze arba įrankiai tarpininkavimo, brokerių programėlėse leidžia išbandyti įvairius rinkos scenarijus. Pavyzdžiui, ekonomikos sulėtėjimą ar palūkanų normų pokyčius ir pamatyti, kaip tokiose sudėtingose situacijose galėtų pasikeisti jūsų investicijos. Be modeliavimo, daugelis įrankių teikia vaizdinės ataskaitų suvestinės, kuriuose aiškiai matyti, kur investicijose gali būti per didelė rizika, pavyzdžiui, per daug investuota į nepastoves akcijas arba portfelis nėra pakankamai išskaidytas. Šie įrankiai taip pat gali naudoti realaus laiko rinkos duomenis, kad nuolat atnaujintų rizikos vertinimus ir siūlytų portfelio subalansavimo strategijas, padedančias išlikti aktyviems ir efektyviai valdyti rizikas iš anksto. Derindami šias įžvalgas su išsame analize, pavyzdžiui, pramonės ataskaitų ir ekonominių rodiklių peržiūra, galite efektyviai sumažinti rizikas ir išlaikyti gerai subalansuotą portfelį, atsparų rinkos svyravimams. Ačiū, kad žiūrėjote ir linkim sėkmingų investicijų.